Nes, dievažiai, atėjo laikas pasakyti savo, užteks to smurto, to savo artimo pageidinimo, to netikro kraujaus. Kai žiūriu laidą, tai kraujas atrodo lyg netikras, bet kai reikia filmuoti, tai oi, ką jie su manimi išdarinėja. Tų pigių baikų. Geriau grįžkim į tos laikus, kai iš ekrano lydavosi juodai balto kadro plastika ir tikri nesuvaidinti jausmai. Ir tikri nesuvaidinti jausmai. Litovskaja svadьба, Matulevičiaus laida. Go. Nusižvengė Berasai žirgelis, žinomas Plivėsa, Pėdzikas Iblidūnas, Arvydas Čikanovič nusprendė susirasti savo gyvenimą traukę. Į pagalbą šalmis pasikvietė abejotinas reputacijas alkoholikų į Milagių šoblą. Susėdė į kaimiečių vežečias, jaunikis asebrai nudūmė jaunosios ieškoti. Slėpkite savo vaikus, Šikanovičius vėl aukas ieško. Nuvilnijo per Vilnių pavojaus signalas. Tačiau nebachuriuko šį kartą Arvydas ieško. Šiandien jo naujoji auka dėl maskirovkės yra suaugusi boba Audronė Fiodorovaitė. O liuli, jaunikis atvažiavo ir su savo degeneratais draugeliais sugužėjo jaunosios bendrabutį. A vienas šizofrenikas iš jaunojo svytas va tokią kalbą sustūmė. Jojom ir važiavom dieną ir naktį ir dieną, nuo saulėlydžio iki saulėtekio. Atsidosiu savo dukrelę už 30 rublių. Porina jos tėvas Michailas Jofė. Gavęs babkės seną žabą, biškį jį pasilaužė ir atidavė savo Audronę svajonių kavaleriui. Zaksė maladažonai uždėjo savo kivirzonis. Išklausė kokios tai šizofrenikis brėda. Čekanovičius atsilaižo su savo draugais Pėdzikais, prisigėrė, prišiukšlina ant žemės ir su veinai smirdanti bendrabutė. Iki ryto libauti. Ir aišku, prasidėjo draka. Ar ryte kokį tai kaziolą pasmaugė, į lėlę pakorė. Va tokia lietuviška vestuvė. Konec filmo.